Sveiki. Štai pavyko ištrūkti gamtą tarp Nandžio registracijų, kurios jau pasibaigė pilnai, ir kitų pasiruošimo darbų prieš išvykstant į kelionę. Išėjau į pažįstamas vietas, kur žinau gudobelynus. Pažiūrėti, ar yra dar gudobelių. Ir žiūriu, kad paukšteliai jau savo porciją pasiėmė. Nulesė kažkas nemažai. Dauguma gudobelių neturi nieko, bet va štai yra paukštukai dar ir palikę visokio gėrio, gudobelyčių. Apkibę šakos visai normaliai, netrūksta, galima skinti. Ištižę atrodo visai gražiai ir tikrai verta pasiskinti, kol jų yra. Nes gudobelė yra labai gera medicina. Turi daug magnio širdžiai, kraujotakai, kraujagyslių sienelėm. Taip pat ramina nervų sistemą magnis, imunitetą stiprina, turi šiek tiek diuretinį poveikį, skatina inkstų išsivalymą nuo skysčių. Tai va, tai toks lobis čia pas mus gamtoj. Ir, kaip tik žiūriu, kad čia dar turim ir kitų dalykų gerų. Kažkaip dabristyti reikia. Čia dar turim tokių gerų dalykų. Antrą lobį pamačiau, geras. Turim erškėtuogių uogyčių. Mes čia dar tokių visai, kurias galima rinkti. Kaip tik. Nu va, o čia visai apkibę, nemažai apkibę, va, pilna. Kai kurios jau pernokė, bet matau daug visai gražių, kurias reikėtų susirinkti, pavyzdžiui, tokias. Ir čia irgi yra toks lobis iš gamtos. Jeigu gudobelė pagrindė magnis, ten, aišku, yra ir daugiau kitų mineralų, tai erškėtuogės yra labai stipri vitamino C koncentracija ir nemokamas vitaminas C, ne iš askorbo rūgšties, o iš gamtos, kuris natūraliai įsisavina geriau. Todėl tikrai verta pasirinkti. Tenai tas sėklytės iš vidaus, aišku, reikės išsivalyti, išsiimti prieš džiovinant ir pasidžiovinti, turėti savo tikrą gerą vitaminą C naudoti, nes tai irgi yra antioksidantas, beje, gudobelė irgi yra antioksidantas. Jisai padeda organizmui išsivalyti. Erškėtuogės taip pat vitaminas C. Ir jas turi šiaip labai didelį koncentratą iš lietuviškų augalų. Tai turbūt viena iš didesnių, beveik didžiausia. Žinau, kad pasaulyje yra dar kitų augalų, kitų uogų, kurios yra labai koncentruotas vitamino C šaltinis. Bet pas mus tai šita erškėtuogės yra mūsų kraštų vitamino C bomba. Tai va, tai grožis toksai gėris. Truputį
vadinasi, reikės padirbėti, paskinti. O jum rekomenduoju irgi nepatingėti, išeiti pasivaikščioti, kol geras oras, pasiieškoti gudobelių, pasiieškoti erškėtogių. Kaip erškėtogės nustebino, kad jų dar yra ir visai tokių fainų nepernokusių. Ne visas, bet kai nemažai. Tai galvojau, kad pavėlavau jau per visus tos reikalus, bet va tokį lobį radau. Tai va, skinkit, naudokit, džiovinkit, netingėkit, išeikit į gamtą, mėgaukite saulę ir vartokit tikrus papildus natūralius, kurie daug geriau įsisavina. Tai va, visiems geros dienos. Na va, kiek magnio natūralaus perkeliavo šiandien su gudobelėm. Buvo nuplautas, paruoštas, dabar bus šiek tiek padžiovintas, nusausintas orkaitėj ir paliktas džiūti natūraliu būdu, lėtai, savaime ir bus malama į miltelius, daroma natūrali medicina.